Tai šiandien pakalbėsiu apie niauraspalvio auksabulio veisimą Lietuvos zoologijos sode. Čia matote, ką norėčiau aptarti šiandien, bet pasistengsiu viską padaryti trumpiau. Tai praeito projekto metu buvo nuspręsta zoologijos, atsiprašau šiek tiek, iš tikrųjų labai jaudinas, kadangi iš tikrųjų aš aname projekte nedirbau, esu tik tais pradedantysis, dar tik generuoju patirtį, tai labai nepykite ant manęs. Lietuvos zoologijos sodas, norėdamas pagausinti niauraspalvio auksabulio skaitlingumą Lietuvoje, kartu bendradarbiaudamas su partneriais pradėjo sėkmingai veisti auksabulius dirbtinėmis sąlygomis. Ir kaip tai buvo padaryta, tai trumpai šnekant, suaugę vabalai buvo gaudomi feromoninėmis gaudyklėmis, paprastomis, ne tokiomis. Gaudyklės buvo kabinamos Kauno ąžuolyne. Ši vieta buvo pasirinkta jau, kaip minėjo prieš tai pristatysieji, kad tai jame yra gausu daug ąžuolų ir tai yra viena iš gausiausių auksabulio populiacijų randama Lietuvoje. Čia matote lentelę, kiek buvo sugauta vabalų naudojant feromoninės gaudyklės, kad įkurti šią populiaciją Lietuvos zoologijos sodo. Taip pat būtina paminėti, jog populiacijos įkūrimui buvo naudoti kokonai bei lervos aptiktos išvirtusiuose kelių rekonstrukcijos metu išpjautose medžiuose ar sanitarinėse kirtimuose. Deja, kiek tų lervų buvo perduota zoologijos sodai, aš to skaičiaus neradau. Čia matome nuotraukoje suaugusius vabalus, tai pašnekėsiu dabar būtent apie juos, kadangi projektui pasibaigus populiacija yra toliau palaikoma veisiant jau gimusius zoologijos sode vabzdžius. Pirmieji vabalai pasirodo maždaug gegužės pabaigoje ir čia nuotraukoje matot mano šiais metais rastą pirmą vabalą. Tai gerai, tada prieikim prie veisimo dėžių. Auksabaliai yra laikomi 40-60 litrų talpos plastikinėse dėžėse. Kaip matote nuotraukoje, dėžės turi skirtingus dangčius. Apie dangčius pakalbėsiu šiek tiek vėliau. Substratas yra ruošiamas stengiantis atkurti kuo natūralesnės gamtinės sąlygas, tai jo pagrindą sudaro paprastojo ąžuolo lapai, kadangi lervos minta būtent paprastojo ąžuolo lapai su trūniaisiais. Prieš tai atliekamas paruošimas, tai lapai yra kompostuojami kieme 6-12 mėnesių. Ir prieš pat ruošiant tą substratą, tai lapai yra susmulkinami, aš tai darau tai paprasčiausiai sukarpau žirklėmis. Lapuose, jeigu yra aptinkama stambių dalių, tai yra šakų, gilių, kažkokių tai šiukšlių, tai faktas, jog jos yra pašalinamos. O kita substrato dalis, tai yra trūnis ąžuolų. Jas taip pat smulkinu mechaniškai, nes per stambios trūnis gali po to turėti neigiamas įtakos auksabulių veisimuisi. Ir abu substratus, abu komponentus maišau ir sulieju vandeniu tam, kad būtų galima supilti jį į veisimui skirtas dėžes. Čia nuotraukoje matome paruoštą veisimo dėžę. Tai veisimo dėžė yra užpildoma 3/4 maždaug šio paruošto substrato. Ir į tokią dėžę realiai jau galima leisti suaugusius vabzdžius, kad jie galėtų toliau daugintis. Čia matome suaugusius vabalus. Tai į vieną veisimo dėžę leidžiama po 10-15 individų pagal galimybės. Auginamų patelių ir patinų santykį vėlgi stengiuosi palaikyti 3:1 pagal galimybės, nes kartais būna, kad trūksta dėžės ar ko. Tai
tokie techniniai labiau dalykai kartais riboja. Vabalai gyvena apie mėnesį dėžėje ir didžiąją savo gyvenimo dalį jie praleidžia įsirausiais į substratą. Paviršiuje pasirodo tik maitinimosi metu, o poravimasis jų vyksta taip pat giliuosiuose sluoksniuose. Maitiname vabalus egzotiniais vaisiais, šiaip aš pastebėjau, jog labai jie mėgsta bananus. Nežinau kodėl. Maistą keičiu kasdien, todėl jog jis greitai genda ir dėl to būtent yra naudojamas atviresnis dangtis dėžėms, kuriuose yra laikomi suaugusi vabalai, tam, kad nesusilaikytų taip oras, labai neužsistovėtų dėžė. Dėžės yra laikomas tamsoje, kad atkurti kuo natūralesnės sąlygas, o temperatūra vasaros metu, tai yra birželio rugpjūčio mėnesiais, patalpoje yra palaikoma apie 20 laipsnius. Drėgmė palaikoma 75–85%, monitoruoju tiesiog paprastų hygrometrų, jeigu reikia padrėkinu augalinių purkštų. Veisimo dėžių tikrinimas. Tai šios dėžės dabar bus tikrinamos tik tais rugsėjo mėnesį, kadangi po poravimosi patelės įvairiose substratos sluoksniuose padeda pilkšvai baltus kiaušinėlius, kaip matome nuotraukoje. Inkubacijos metu kiaušinėlių spalva keičiasi ir iš pilkšvai baltos į pilkšvai geltoną. Tuo pačiu metu keičiasi ir kiaušinėlių dydis. O sekančioje nuotraukoje ten matote jau jauną įsiritusią lervutę. Ir būtent šių dėžių tikrinimas yra dėl to nukeliamas į vėlesnį laiką, kad siekiant nepažeisti būtent kiaušinėlių ir mažų lervučių, kadangi jos yra dar labai trapios. Ir per vasarą jos labai užauga iki skirtingo dydžio, pamatysim vėliau. Tai čia matome, kaip yra tikrinama dėžė. Tai substratas su lervomis yra atsargiai išverčiamas ant patiestos polietileninės plėvelės, palengva substratas sklaidomas rankomis ir ieškoma lervų. Lervoms maitinantis ir augant substrato sudedamosios dalys šiek tiek kinta, kaip matome nuotraukoje, tai daugėja lervų ekskrementų, kuriuos lervos taip pat naudoja kaip maistą. Ir dėžės tikrinimo metu išrinktos lervos yra apžiūrimos, suskaičiuojamos, pasveriamos. Kadangi dėžė būna įvairaus dydžio lervų, jos svėrimo metu yra išrūšiuojamas pagal dydį ir svorį tam, kad užtikrinti tolygesnį jų vystymąsi. Ir atlikus šį darbą jos yra perkeliamos į auginimo dėžės. Tai auginimo dėžės, kuo jos skiriasi nuo veisimo dėžės, tai čia yra tik laikomos, čia jau nebūna suaugusių vabalų, čia būna tik tais lervos. Dangtis, vėlgi, kaip minėjau prieš tai, kad pasakysiu, tai dangtis naudojamas jau nebe toks atviras su skylėmis, tam kad užtikrint geresnį drėgmės susilaikymą. Ir substratas būna lygiai toks pat kaip ir veisimo dėžėse, tik tais tiek, kad būna darydamas seno substrato šiek tiek iš veisimo dėžės, tam, kad patektų ir išmatų kiekis. Ir tokiuose dėžėse lervos pragyvena 2–4 metus. Tiek užtrunka jų vystymosi ciklas. Tada pereikim prie auginimo dėžių tikrinimo. Tai lygiai toks pat procesas kaip ir veisimo dėžių. Skirtumas tik toks, jog jau čia galima rasti kokonų bei vieną kitą suaugusį vabzdį, kadangi tikrinimas atliekamas yra gegužės pabaigoje. Rastus kokonus aš perkeliu į mažesnius konteinerius tam, kad galėčiau lengviau sekti, kada jau iš kokonų įsirita suaugęs vabzdys ir galėčiau jį nedelsdamas perkelt į veisimo dėžę. O tos lervos, kurios dar nebūna pasiekusios
atitinkamo svorio, kad virsti jau į kokoną ir toliau vystytis, yra toliau laikomos auginimo dėžėse, stengiuosi po 30-50 lervų vienoje dėžėje. Tai dėžės lygiai taip pat yra laikomas tamsoje, kad užtikrinti natūralesnės sąlygas, temperatūra vėlgi lygiai ta pati kaip ir vabzdžiams vasaros metu, drėgmė taip pat ir skirtumas tik toks, kad per vasarą dėžės dar yra papildomos, kadangi lervos intensyviai maitinasi. Tai va, rudeniui atėjus, tai kas yra, kokie darbai daromi, tai tikrinamas veisimo dėžės, temperatūra palaipsniui yra mažinama, tai šiuo atveju rugsėjo mėnesį mažinama nuo 22 iki plius minus 15 laipsnių, drėgmė yra palaikoma tokia pati. Toliau lapkričio spalio mėnesiais temperatūra yra dar mažinama iki 10 laipsnių. Ir kai temperatūra pakankamai nukrenta, lervos nustoja maitintis ir dalis jų aplink save pradeda formuoti tokią ertmę, dar vadinamą kamerą. Šioje kameroje jos praleidžia visą savo žiemojimo laiką, tai yra maždaug nuo spalio iki balandžio mėnesio. Ir kaip matome nuotraukoje, kartais jos tas kameras suformuoja prie plastikinės dėžės krašto ir galime jas stebėti net žiemos metu, kaip joms sekasi žiemoti. O dar kita dalis iš tikro lervų tai suformuoja jau, kurios jau būna pakankamai subrendusios, suformuoja kokonus ir kokonuose praleidžia žiemą. Tai žiemojimas. Gruodžio vasario mėnesį yra visiškas ramybės periodas. Šiuo metu lervos būna kamerose ir ten žiemoja. Temperatūra būna patalpoje palaikoma iki 5 laipsnių Celsijaus. Drėgmė vėl nesikeičia, palaikoma tokia pati visus metus. Pavasariui atėjus, tai kovo pradžioje temperatūra dar palaikoma apie 5 laipsnius, keliant iki 10 palaipsniui. Po to balandžio pradžioje jau pradedama kelti dar daugiau, tai iki plius 15. Ir gegužės mėnesį patalpoje, kur buvo lervos žiemoja, jau keliama temperatūra iki 22 palaipsniui iki gegužės pabaigos. Ir tada gegužės pabaiga vėl viskas kartojasi iš naujo, tikrinamos auginimo dėžės, ruošiamas naujas veisimo dėžės, kokonai perkeliami į mažesnius konteinerius ir visas ratas sukasi iš naujo. Ir paleidimas į gamtą, tai dėžių tikrinimo metu atrenku lervas, kurios galiu atrinkti tiek lervas, tiek kokonus ir jos yra paleidžiamos į specialius inkilus, kuriuos jau matėme ankstesniuose pranešimuose. Tai yra daroma, kai temperatūra pasiekia maždaug 12 laipsnių vidutinė ir perkelimo metu dar į inkilą įdedame seno substrato, kuriame augo lervos ir formavosi, jeigu reikia dar padrėkiname. Čia matome akimirkas iš praeitų metų paleidimo. Ir čia matome lentelę su niauriaspalvių auksabalių populiacija Lietuvos zoologijos sode. Tai noriu pabrėžti, kad 2023 metų gimimo skaičius būtent nėra nurodytas dėl to, kad praeitą rudenį zoologijos sodui buvo pakankamai darbingas laikotarpis. Ir aš tiesiog nespėjau jų rudenį suskaičiuoti, bet tai nėra blogai, nes skaičiau pavasarį. Ir šį pavasarį suskaičiau 529 lervas, 176 vabalus ir kokonus. Radau, aišku, 32 negyvas lervas ar kokonus, o testiniam projektui šiemet buvo paleista 200 lervų. Ačiū uždėmesi. Tai dėkoju
Dėkoju Klaidui už pristatymą. Noriu paklausti, kas sukūrė šitą metodiką ir temperatūriniai režimai? Metodika buvo vadovaujamasi dar iš senojo projekto parašyta senąją metodiką. Ar tai Lietuvos zoologijos sodas? Tai buvo mano pirmtakė parašė šią metodiką. Žmogus, kuris dirba prieš mane su auksaubliai. Supratau. Tokie niuansai. Ankstesniuose pranešimuose ir gerbimo Giedriaus buvo kalbama, kad suaugėliai nesimaitina arba retai maitinasi. Čia maitinat egzotiniais vaisiais. Taip, ir jie tikrai maitinasi. Tai klausimas, ar čia kodėl ir kam? Ir lervos, pabaigsiu toj klausimą, lervos maitinasi jūsų ąžuolo lapais suskaidytais, sutraiškytais, o gamtoje maitinasi kuo drevėse. Tiesiog gal galėtumėt šiek tiek patikslinti. Dėkui. Mūsų laboratorija tai maitinasi lervos, pradėkim, su traiškytais ąžuolo lapais plus trunimis iš ąžuolų parinktomis. Gamtoje lervos vėlgi, manyčiau, turi įtakos pati ta vietovė, kur jos gyvena, koks yra drevės susiformavimas, ar jie gali patekti lapų iš aplinkos ar negali. Bet maistas yra lygiai toks pat. I could just comment on this that they love bananas. They go bananas. But actually, there is an interesting theory because Osmodama is a close relative to many Schäfers or scarabæid beetles that come from Africa, and they always feed on fruit. Mm-hmm. And it's also a theory about the smell that Osmodama has, that many of these beetles in Africa, they eat so much of these substances, so the theory is that they used these substances in the fruit to produce the pheromone. But then, as these species went north, they couldn't feed because there wasn't any bananas in our forests. But still, the pheromone is there. So that's a theory. So, do you suggest that it's not necessary to feed the adult insects? Well, the adults in nature, they never feed on anything. Mm-hmm. So.